Šiandien ir vėl aš su jumis Krafteris Vangokas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip galite paprastai ir lengvai pasistatyti štai tokius įrankius. Pirmiausia, pradėsime nuo 3 įrankių. Nuo deimantinio kardo, deimantinio kastuvo ir deimantinio kauptuko. Taigi pradedame. Pirmiausia, jums reikės deimantinio bloko, nesvarbu kokio medžio lentų ir juodos vilnos arba kokio kito juodo bloko. Apibrėžimas. Štai pasidarome štai taip. Pasidarome tokius panašius į laiptus. Štai turi atrodyti taip. Ir pradedame daryti kardo smailą į galą. Štai taip turi atrodyti. Dabar paimame juodą vilną ir apvedžiojame. Visus kampus. Štai, deimantinis kardas baigtas. Dabar pereiname prie deimantinio kastuvo. Pasidarome štai taip, tokį laiptuką. Ir darome 8, 2, 3, 4, 5, 6. Jau 6 turime, dar liko 2. Taip. Tai pasidarome štai tokius. Padarome štai tokius kvadratėlius. Ir kvadratėlius štai čia. Turi atrodyti štai taip. Tai mūsų kastuvas jau baigtas, dabar reikia jį apvedžioti. Tai mūsų kastuvas jau baigtas, dabar paskutinis įrankis kauptukas. Taip pat pasidarome tokį patį laiptelį, kaip ir darėme su kastuvu. Irgi padarome 8. Nugriauname štai taip, pažiūrim, kiek čia yra. 5. Tai dar mums trūksta 3. 1, 2 ir 3. Štai, kotas baigtas. Dabar darome štai tokį laiptuką ir darome kvadratą.
Dabar štai šitam kampe, ant kampo šito padarome štai taip. Ir tai lieka apibrėžti. Štai galite naudoti kaip savo kiemo dekoracijoms ar panašiai. Štai mūsų kauptukas baigtas. Taigi, kitus du įrankius parodysiu, kaip pasistatyti per kitą savo video. Ir ačiū Jums už dėmesį. Prenumeruokite, laikinkite ir viso gero.